Gerviškių seniūnijos šventė – tai dar viena proga vietos bendruomeniai susiburti ir pabūti drauge. Sekmadienį, rugpjūčio 24-ąją, seniūnas Pavel Kazarin pabrėžė vienijantį renginio vaidmenį bei pasidžiaugė gausių dalyvių būrių. Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič linkėjo visiems sveikatos, laimės ir geros nuotaikos. Visiems sėkmės, šiandien geros nuotaikos, malonių akimirkų, būkite sveiki ir laimingi. Pabūti su vietos bendruomene taip pat atvyko Europos parlamento narys Valdemar Tomaševski, vicemeras Valdemaras Lyževski ir Šalčininkų parapijos klebonas Stanisław Maciukiewicz. Valdemar Tomaševski padėkojo organizatoriams ir pabrėžė bendruomeniškumo svarbą, kuris stiprina seniūniją ir visą rajoną. Raniona gnienoce kołysze, drzewa krzewy prosi też do tańca. Žiūrovams koncertavo įvairių muzikos stilių atlikėjai, nuo liaudies muzikos iki šiuolaikinių gaidų. Gerviškių scenoje pasirodė liaudiškos muzikos ansamblis Dar nesutema, žavingoji Evelina Sašenko ir grupė Skalers. Šalia scenos mažųjų laukia edukacinės dirbtuvės. Čia vaikai piešia bendrą paveikslą, kūrė plastilino skulptūras. Šventėje veikia pramogų ir gastronomijos erdvės. Dalyviai vaišinosi Tribonių bendruomenės centro dovanotomis dešrelėmis. Nepaisant vėsaus oro ir lietaus, šventė virto tikrų džiaugsmo ir bendrystės sprogimu. Gerviškių seniūnijos bendruomenė dar kartą įrodė: kartu esame stipresni.